Atėjus žiemai mums dažnai atrodo, jog laisvalaikis, kurį galime praleisti lauke, yra ribotas. Todėl tiesiog per daug laiko praleidžiame savo namuose. Šį rytą norime jums padėti atrasti žiemos pramogas, į kurias galėsite įtraukti visą savo šeimą. Juk sportas gryname ore ir buvimas lauke yra reikalingas visais metų laikais. Apskritai žiema yra toksai puikus metų laikas, kad mes turim sniego visų pirma. Ir šiaip yra smagu išeiti lauką, kada saulė šviečia ir gražu ir tas visas sniegas blizga. Ir apskritai sportas yra tiesiog naudingas. Tiek žiemą, tiek vasarą, bet aišku, žiemą mes galime slidinėti su rogutėm, su slidėm, su snieglentėm netgi. Ir tai yra labai smagu. Išties yra daugybė sporto ir laisvalaikio rūšių, kurias žiemą galime drąsiai išbandyti ir pasirinkti, kas mums labiausiai tinka ir patinka. Juk viso žinome, kad bet koks judėjimas ir fizinis aktyvumas yra be galo reikalingas, norint gerai jaustis ir būti sveikoms. Tad šį rytą pasidomėkime snieglentėmis, nes jau sužinojome, kad šis sportas ypač tinka fiziniam balansui palaikyti ir visam kūnui sutvirtinti. Tad nuo ko reikėtų pradėti, jei susidomėjome šiuo sportu? Iš pradžių reikėtų pasišnekėti su žmonėmis, kurie supranta, kas tai yra snieglentės, ką tai reiškia čiuožti. Tai pavyzdžiui, galite ateiti į mūsų parduotuvę, kur mes padėsime jums išsirinkti visų pirma tai geras kelnes ir gerą striukę. Suprantama, pradedantieji daug laiko praleidžia būdami ant sniego. Dažniau pavargsta, jiems reikia daugiau pailsėti. Tad išsirinkus striukę ar kelnes reikia pasirūpinti ir būtiną įrangą. Tai apkaustai, batai ir žinoma snieglentė. O kaipgi išsirinkti tinkamiausią lentą, pradedančiosioms teiraujamės sporto prekių parduotuvių skirtų aktyviam laisvalaikiui vadovės Vytenės, kuri beje yra užkietėjusi snieglenčių ir kitų aktyvių sporto šakų profesionalė. Iš tikrųjų, tai snieglentės renkamos labai paprastai. Visų pirma, tai yra žmogaus svoris. Pagal žmogaus svorį anksčiau labai būdavo tokia pateikiama klaidinga informacija, kad rinkdavosi pagal ilgį. Jeigu aukštas žmogus, jisai išsirenka ilgesnę snieglentę, jeigu žemas žmogus, jisai išsirenka maždaug iki smakro trumpesnę snieglentę. Tai yra iš tikrųjų visiškai neteisinga, reikia rinktis pagal svorį. Kiekviena snieglentė skiriasi savo minkštumu, kietumu ir konstrukcija. Todėl ant kiekvienos iš jų gamintojas pateikia lentelę, kokio ilgumo ir svorio snieglentė yra geriausia. Pradžiai geriausia rinkti snieglentę, kad jinai būtų minkštesnė. Ir Gnu yra padariusi moterim idealią snieglentę. Tai yra Be-Nice'as, kuri yra banano formos ir turi banguotą kraštinę. Ir jinai yra be galo atlaidi ir be galo gerai daranti posūkį. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti, ar pasirinkta snieglentė mums tarnaus ilgai, juk ir mūsų poreikiai gali greitai pasikeisti. Ta snieglentė nebus taip, kad jūs nupirksite pradžiai, jinai tiks kol mokinuosi, o paskui netiks, jinai tiks ir vėliau. Jinai tiks ir vėliau dėl to, kad jeigu žmogus renkasi kelią, kad jisai nečiuoš dideliu greičiu, galbūt jisai čiuoš į parką, ta snieglentė ideali. Svarbu, kad atsistojus ant snieglentės pirmą kartą kiekviena moteris jaustųsi saugiai. Pirštai ir kulnai visuomet būtų patogioje pozicijoje, snieglentė būtų patogiai kontroliuojama ir valdoma, o svarbiausia, kad jaustumėme, jog lenta sukasi ir čiuožia be jokių papildomų pastangų. Na, o jei nors kartą jau esate stovėjusios ant slidžių, ši praktika mokantis čiuožti tikrai nesutrukdys. Bet ar tikrai daugiau nieko netrūksta, jei susiruošėme stotis ant lentos? Gal mums reikalingas instruktorius? Instruktorius turbūt sulyginčiau tas pats kaip ir lenta. Tau reikia pirmam čiuožimui būtinai instruktoriaus. Nes tai yra žmogus, kuris parodo tau kelią. Kaip daryti, ką daryti. Tai tas pats kaip, nežinau, važiuoti dviračiu, tu irgi iš pradžių tave kažkas pamoko, tau parodo, kaip tai daryti. Tai tas pats ir su snieglente, reikia instruktoriaus, kad tą vadinamą step by step žinotum, kaip tau reikia viską vykdyti. Pradedančiajam savo pirmąją praktiką puikiausiai tiktų atlikti Lietuvoje. Rinktis galima ir mažesnius kalniukus ar ištisus metus veikiančią areną. Galime pasidžiaugti, kad savo šalyje turime puikius instruktorius ir idealias sąlygas čiuožti. Čiuožiant snieglentę be abejonės gali atsipalaiduoti ir kažkaip pamatyti galbūt save kitokį iš tiesų. tą judesį pajausti patį, kaip tu gali judėti ir tiesiog ta žiema pati pasidaro tau daug malonesnė ir mielesnė. Kai tu žinai, kai tu lauki, kad aš eisiu ant kalno, čiuošiu, žodžiu. Ir aišku, tas pats čiuožimas tau leidžia pabūti su savimi. Tiesiog, tu esi
snieglentė ir sniegas. Ir tai labai tikrai neįtikėtinas jausmas. Taigi, mielos moterys, išklausėme daug naudingų patarimų ir naujienų, kaip sveikai ir aktyviai praleisti laisvalaikį. Todėl nieko nelaukite, čiupkite drauges, vyrus, vaikus ir apsižvalgykite aplinkui, kuris kalnas jau pasiruošęs pasitikti jūs su naujais žiemos pramogų iššūkiais.